Prieš 58 metus vienas vyras pastebėjo, kas atrodė kaip didelė lėlė anglių kasybos duobėje Hazletone, Pensilvanijoje. Ši lėlė iš tikrųjų buvo 9 metų mergaitė Maurice Ann Chiavarella. Šios mergaitės byla liko neišspręsta net 58 metus ir tik DNR technologijų dėka jo žudikas buvo surastas. 1964 m. kovo 18 d. Maurice paliko savo namus apie 8 val. Ryto. Mergaitė nusprendė nunešti dovanų savo mokytojui, o po to ji planavo dalyvauti rytinėse mišiose. Kažkur pakeliui ji susitiko su Forte, kuris ją surišo, išprievartavo ir pasmaugė prieš išmesdamas ją į anglies kasybos duobę. Nuo to laiko Maurice byla net nepajudėjo į priekį, o policija net nelaikė Forte įtariamuoju. Tačiau policija ir toliau stengiasi išspręsti jo žmogžudystę net ir po kelių dešimtmečių. 2007 metais tyrėjams pavyko sukurti įtariamojo DNR profilį iš dalelių, kurios buvo rastos ant Maurice striukės. Tačiau tuo metu DNR neatitiko jokių nusikaltėlių jų sistemoje. O tada 2019 metais policija išbandė kitokį požiūrį ir įkėlė DNR nuo Maurice striukės į genealoginę duomenų bazę. Šį kartą DNR sutapo su žmogumi, kuris atrodė kaip labai tolimas mergaitės giminaitis. Galiausiai 2020 metais policija sulaukė pagalbos iš mažai tikėtino šaltinio. 18-metis Erikas Schubertas elektroniniu paštu kreipėsi į skyrių ir pasiūlė sukurti šeimos medį. Anksčiau jis savanoriškai dirbo ir su kitais atvejais, o policija priėmė jo pagalbą. Schubertas nustatė keletą Forte šeimos narių, kurių daugelis savanoriškai pasidalino savo DNR su policija. Šeimos medis galiausiai atvedė policiją ir pas patį James Paul Forte, kuris 1980 metais mirė. Policija iškasė jo kūną 2022 metų sausį, o po mėnesio jie išsiaiškino, kad jo DNR sutapo su dalelėmis ant mergaitės striukės. Išlikusiai Maurice šeimai ši žinia buvo liūdna. Maurice brolis Ronaldas prisiminė, kad jų mama švenčių dienomis palaikė mergaitės atminimą. Vis dėlto Maurice Chiavarella šeima teigia, kad jų tėvai, kurie jau abu mirė, niekada nenorėjo atkeršyti už mergaitės mirtį. Jie tenorėjo teisingumo.